Rixos vilas visiškai naujas Rixos viešbutis Egipte ir aš galvoju, kad mes esam pirmieji, kurie turi galimybę jį aplankyti. Iš pirmo žvilgsnio jis man šiek tiek panašus į Rixos Magavišą, bet čia tik tai prieigos. Ir vietoj seno maritim viešbučio jie padarė vat Rixos vilas. Rixos moka daryti viešbučius. Be abejo, gyvos gėlės ir ne šiaip, bet kokias tikrai gražios puokštės. Iš registratūros išeiname į lauką. Teritorijoje, kaip ir visose Rixos, mato mašinytės golfo, kuriomis galima ir važiuoti. Kol kas yra Konino Lamborghini pavadinimas, bet ne, tas pavadinimas greitai bus nuimtas ir čia bus Rixos Suite and Villas. Tai mes tokią mašinytę ir pasinaudosim apžiūrėti teritoriją. Deluxe room. Deluxe kambarys. 60 kvadratų, deluxe kambarys. Tai yra žemiausia Rixos Suite and Villas viešbučio kategorija. Ne viešbučio kategorija, kambario kategorija. Nu, kambarys tai kaip ir visi Rixos. Nu, nauji kambariai fantastiškas iš tikrųjų. Kavos aparatas, arbatinukas. Oi, didžiulė rūbinė. Kokia faina. Va čia. Be abejo, visi šepetukai. Chalatai. Ir nerealaus dydžio vonios kambarys. Pažiūrėkit, kur esate dar matę. L'Occitane kosmetika, Gillette, visiškai pilnas butelis, nekoks mažiukas. Ir taip, žiūriu, Rixosai pakeitė kosmetiką į L'Occitaną. Fainai labai. Kas čia? Ai, kepurėlės vienkartinės, nu labai fainai. Vonios kambaryje yra ir vonia, ir dušo kabina. Duše jau sudėta iš karto kosmetika. Šampuniukai, dušo želė, jums nereikia sukti galvos. O šalia duris. Ir aš darau išvadą, kad tai yra connecting room. Tai reiškia, kad 2 deluxe kambarius galima sujungti į vieną. Rixos Suite and Villas Executive Suite kambarys. Nu ir kuo jis skiriasi nuo Deluxe? Kvadratūra 90 kvadratinių metrų. Tai pirmas skiriasi dydžiu. Ir nors numeris yra nerealiai didelis, čia gali gyventi tik tai 2 suaugę ir 2 vaikai. 2 suaugę ir 3 vaikai viešbutis nepriims. Kambaryje taip pat kavos aparatas, arbatinukas, kavos kapsulės. Rūbinė, kur vat įeinu ir automatiškai užsidega šviesa, tas labai fainai. O jį ir čia dar didesnis vonios kambarys. Dar didesnis negu Deluxe kambaryje. Nu ką, fainas labai numeris. Ir netgi Rixos, net nežinau, kas čia yra viduje.
išsiaiškinau džiovintuvas, kaip fainai. Tai dar sik pasikartosiu, teritorija va tokia kol kas jinai yra minimalistinė, bet jinai ir nebus smarkiai žalesnė, dėl to, kad tikriausiai Riksos priėmė sprendimą daryti tokią landšafto architektūrą. Teritorija dar ruošiama atidarimai, tai žolė šiek tiek ruda, nekreipkite dėmesio, jinai tikrai bus žalia. Rikso žalia išmoko auginti. Viešbutis atsidarys tik tai po kokio mėnesio, tai čia maždaug apie spalio mėnesį. Atkreipiu dėmesį tai, kad čia daugiau va tokiems žmonėms, kurie nori ramybės, nes viešbutis yra ne ant jūros kranto ir viešbutis naudojasi Riksos Seagate ir Riksos Sharm el Sheikh suaugusiems arba su vaikais skirtomis teritorijomis ir paplūdimiais. Ir einu į Riksos Suite and Villas Grand Suite kambarį. Labai panašus kaip Suite, labai panašus kaip Deluxe, tik daug didesnis, 145 kvadratai. Bet interjeras visiškai toks pat. Ir pažiūrim, koks skirtumas. Be abejo, kavos aparatas, arbatinukas, tie patys nuostabus Riksos chalatai ir šviesa. Matėt, kaip užsidega, aš nejungiau. Tik įėjus tu įeini ir sensorius yra šviesos nuo judesio. Ta pati faina kosmetinė su plaukų džiovintuvais. Taip, Lokšitan kosmetika vonios kambaryje. Tai vonios kambariai visų kategorijų vilas yra tokie patys. Atsiprašau, Suite pusėje. Tik tai va, Grand Suite nuo Suite skiriasi tuo, kad atsiranda svetainė, kuri turi taip pat atskirą įėjimą, bet yra sujungta į vieną numerį. Ir susitarti, kad viešbutis priimtų čia gyventi daugiau žmonių negu 2+2 nepavyks. Yra atskira virtuvėlė prie svetainės ir atskiras vonios kambarys, vien tik tai tualetas, gal taip įvardinčiau. Mikrobangų krosnelė.